ASE Ultra SL5 nerūdijančio plieno duslintuvai, kurie padaryti neardomi. Resursas jų tikrai didelis. Gamintojas kiekvienas, aišku, turbūt deklaruoja skirtingą kiekį, reikėtų patiem pasiskaityti būtinai apie duslintuvą prieš naudojant, kaip jų plaut, kaip jų prižiūrėti, kiek jisai šūvį laiko, nes vieni sako, kad duslintuvas laiko 300, kiti sako, kad laiko 1000, kiti 5000. Čia yra nerūdijančio plieno, tai laikys tikrai gerai, daugiau skirti jie bus daugiau serijų darant, šaudyklose ir kur tikrai gali labiau pakaisti, nes aliuminis jisai labiau kaista ir jam perkrovas yra negerai. Tai va, tai čia jau prie kiekvieno eidami apie kiekvieną duslintuvą ir papasakosiu. Tai šitie, kaip sakiau, ASE Ultra yra metaliniai, turim patį mažiausią SL5 ir pasižiūrėsim, kaip jisai veikia. Taip, dabar temperatūra prieš šaudant 25,7 priekyje ir 25,5 gale. Tai bandom susišauti. Bandom pirmąjį, šaunam vėl 3 šūvius, matuojam greitį ir po 3 šūvių matuojam temperatūrą. Priekis 53, 52, galas 48. Tai jaučiamas tikrai garso sumažėjimas ir atatrankos irgi nuima tikrai. Nusiemam šitą, kuris ranka jaučiasi tikrai yra pakaitęs. Nėra malonu rankoje laikyti tokį, bet tikrai įmanoma. Pirmasis mūsų bandytas mažiukas, nerūdijančio plieno, kaina 340 €, svoris 357 gramai. Tai rezultatas tikrai labai neblogas, 118 vidutinis decibelų gavosi. Tai tikrai nuima pagrindinį tą šūvio garsą, bet jisai dar lieka. Bet ausiai jau yra malonus garsas ir nepjauna. Mūsų sąlygos vakar buvo šaudykloje ne visai, sakykime, patogios filmavimui, dėl to, kad iš abiejų kraštų buvo pylimai, gale buvo pylimas. Tai labai tas aidas vis tiek jisai skambėjo, sukosi ir neįmanoma buvo suprasti tą pliką ausim, bet skaičiukai vis tiek rodo savo. ASE Ultra labiau rekomenduočiau tiem, kurie šaudo daugiau ir dėl to, kad jisai atlaiko daugiau temperatūrų. Galima jį, sakykime, labiau pakaitinti, atvės neturės tokios žalos kaip aliuminio gaminiai.